50%, 50% su renovaciniais dirbam pastatais ir su naujos statybos pastatais. Naujoj statybai daugmaž visus metus sukasi ta karuselė, tai nepalyginsi, aišku, ten 19-20 metų tos laikus, bet vis tiek mes va tokius namus, grybukus mes jos taip lukštenam. Į dieną mes darom po 3 objektus. Tarkim, objekto trukmė nebūna labai ten ilgai, 2-3 dienos jau čia labai ilgai skaitosi, kad mes dirbam objekte. O šiaip tai jeigu paėmus va tokio dydžio namukai, 80, 100, 150 kvadratų, jie pasidaro per dieną, tai jeigu viena brigada Vilniuje, kita Kaune, kita Klaipėdoj, apsukos nėra labai mažos ir tu turi, žinai, susirinkti, tai yra labai didelis kiekis rautas. Nėra, kad tu įėjai į didelį objektą daugiabutį ir ten, žinai, gyveni, ten dirbi nuo iki keli tą namą. Senelių namai tokie pastatyti įdomesni, didesni, kurie yra, tarkim, vidury visai miško, tu juos visada atsiminsi. Ten būna ir sudėtingų visokių konstrukcijų, ir sudėtingų mazgų, kada tu išsprendi juos, kada tave pagiria, tai va tokie faini būna objektai. Fainai, kai, žinai, po tų didesnių objektų tave tiesiog rekomenduoja, žinai, palieka gerą atsiliepimą. Viešai žinomas pastatas tai yra pilininko namas apačioje Gedimino pilies. Tai mes visą šiltinom stogą. Tai dabar prieš kokią savaitę gerą žiūriu Labas rytas ir rodo tą pilininko namą ir tas mano stogas taip šiltintas. Tai aš net susistabdžiau ir fotkę.